Šiandien mūsų antroji paskaita iš meno filosofijos ir pereitą kartą mes kalbėjom, kaip kūrėjas ir kūrinys, kaip yra suvokiami tie dalykai, o dabar kalbėsime apie postmodernų meną ir demoniškumą. Postmodernaus meno samprata, jinai atsirado kaip reakcija į modernaus meno sampratą. Tai maždaug buvo 20 amžiaus 6-7 dešimtmečiai. Na, visada, kada viena epocha keičia kitą, kada renesansas pradėjo žmonėm atsibosti, atsirado menininkai ir aplamai kultūros veikėjai, kurie jau pradėjo tą sistemą kažkaip tai kritikuoti, būti nepatenkinti ir taip atsirado tarytum tokia priešprieša modernus, tai postmodernus. Tai reiškia, kad tai, kas bus jau po to. Tai jeigu mes plačiaja prasme pažiūrėtumėm, kas tai yra postmodernizmas, tai galima apibūdinti kaip tam tikrą kategoriją, kuri atsirado po industrinio jau kapitalizmo laikotarpiu, o filosofijoje ir mene tai būtent buvo apmąstomi intelektualiniai tam tikri visuomenės eksperimentai šiuolaikinėme mene. Tai bendrai yra suprantamas postmodernizmas, bet aš kaip minėjau, tai yra būtent 20 amžiaus 6-7 dešimtmetis ir ta postmodernizmo savoka, jinai tęsiasi maždaug 50 mečius, o paskui tas postmodernizmas jau išsiskaidė, kaip iš šiuolaikinį meną, dar kartą žmonės maišo. Vadina postmoderniu ar panašiai, bet jis jau yra labai išsisakojęs, tik to postmodernizmo tam tikri pagrindai atsispindi. Čia dabar postmodernus menas Venecijos bienalėje šiemet buvo užsieniečiai visur ir matote paveiksliuką, kur yra iš šiuolaikinės bienalės, kur buvo Venecijoje, tai matome prancūzų paviljoną ir matome, kaip atsispindi šiuolaikinis menas. Kaip meno forma, žiūrinti postmodernizmą, tai jisai neturi jokių tam tikrų standartų ar taisyklių, tai yra toks pluralistinis reiškinys. Tai yra tiek estetinė kokybė, tiek tuo, ko rėmėsi ankstesni menai klasika, tai būtent jau postmodernizme viso to nėra, jisai taip išpliūra, pasidaro eklektiškas. Ir postmodernistai teigia, kad mene viskas galima, ką nori, tą darai ir viskas bus gerai. Tai va čia yra paveiksliukas, kaip matote, postmodernus ir modernus, kuo jie skiriasi, tie menai. Iš tiesų apie postmodernybę kalbėjo vokiečių filosofas Wolfgangas Welšas ir būtent jo knyga yra išleista į lietuvių kalbą šiuolaikinė postmodernybė, matome mūsų postmodernioji modernybė. Ir jisai paminėjo, kad patį pirmą kartą žodį postmodernizmas mes sutinkame 1870 metais, kada pavartojo anglų tapytojas Johnas Watkinsas. Ir čia mes matome Johno Watkinso paveikslą ir jisai tvirtino, kad jisai jau žengs kažkokią tai naują kryptį, jau labiau moderniau pieš ir po modernybės pasakė, kad tai bus jo postmodernus menas. Bet ta savoka taip ir neįsitvirtino, taip jinai ir dingo.
Ir jo meną matome dar tokį atspindinti modernybės laikus. Antrą kartą vėliau į postmodernybę, kada įsijungia į modernybės analizę filosofas vokiečių Friedrichas Nietzsche, tai buvo labiau žiūrima iš filosofinio taško ir jisai parodė, kad pats menas, taip pat modernybė, kad jinai gali būti, tuo laiku jis taip pat kritikavo požiūrį į meną, požiūrį į muziką, į kultūrą ir sakė, kad galima tą meną tuo metu išgelbėti, kada bus grįžta prie pagrindų, kada bus atsižvelgta į mitologiją. Ir Nietzsche sakė, kad ta mitologija būtent ir išlaisvins meną. Na ir būtent tai su mitologija jis vadino meną, kuris bus ateityje, kaip ateities meną. Ir toje atnaujintoje meno išraiškoje aukščiausia žiūra būtent bus pasitelkus protą. Ir per tiesą ir gėrį mes sukursime nuostabius dalykus. Ir Nietzsche rašė, kad meno galia turi šansą išgelbėti tikrame varge ir dvasinėme skurde skendinčius šiuolaikinius žmones. Na ir jo tokios idėjos paveikia tam tikrus kultūros veikėjus, tam tikrus sluoksnius. Ir Nietzschės filosofijos paveiktas vokiečių poetas, filosofas Rudolfas Panvicas parašė veikalą Europos kultūros krizė ir ten jis taip pat pavartojo terminą postmodernus žmogus. Ir tas žmogus yra užgrūdintas, tautiškai nusiteikęs, kariškai išlavintas, religiškai aktyvus. Tai yra labai panašu, ką Nietzsche kalbėjo apie antžmogį. Ir matome, kad tai siejasi su jau tuo metu pradėjusia Vokietijoje atsirasti požiūrių būtent į tam tikrą išgrynintą rasę. Na ir taip pas Rudolfą Panvicą buvo pavartota, kalbant apie Europos krizę, sąvoka postmodernus. Tačiau ta sąvoka taip pat neįsitvirtino. Ir trečią kartą žodį postmodernizmas jau daiktavardžio formą pavartojo ispanų literatūrologas Frederikas Onisko. Jisai suskirsto Ispanijoje tam tikrus kūrybinius etapus ir pavadino, kad nuo 1896 iki 1905 mene literatūroje, kultūroje vyrauja modernizmas. Nuo 1905 iki 14 vyrauja postmodernizmas ir paskui vėl atsiranda ultramodernizmas jau aukštesnis, tai nuo 14 iki 32 metų. Tai vat jis suskirstė į tokias 3 fazes ir mes sutinkame žodį postmodernizmą. Tačiau čia yra tik tai labai trumpas periodo apibrėžimas, tai dar nėra tos prasmės, kurią mes jau turėsime vėliau. Tikrasis terminas atsirado gana vėlai ir jisai yra susietas su architektūra. Nors kai kurie filosofai, kultūrologai, nelabai nori tai pripažinti, bet vis dėlto 1975 metais architektas, dizaineris, kraštovaizdžio, architektūros kritikas Čarlzas Aleksanderis Dženksas. Jisai gyveno Amerikoje, vėliau persikėlė į Britaniją. Tai būtent jisai perėmė iš literatūros, kur buvo toks neigiamas požiūris į postmodernizmą ir pabandė tam postmodernizmui kaip naujam menui suteikti teigiamą prasmę. Ir ką jis, kaip būdamas kultūros žinovas, literatūros žinovas, jis pabandė tą filologinę literatūrinę kalbą pritaikyti architektūrai, kad mes galime pastatus, architektūrinius tam tikrus sprendimus skaityti kaip knygą, kaip tekstą. Ir jisai būtent norėjo pabrėžti, kad
skaitydami, taip žiūrėdami architektūrą, mes išrasime tą naująją architektūrą, postmodernę architektūrą ir tokiu būdu bus išnaudotos komunikacijos, komunikavimo sąlygos tarp žmogaus ir pastato sukurto kūrinio. Ir tokiu būdu komunikacijos aspektas tapo labai svarbus, gryninant postmodernizmo savoką. Pats Jenksas, jisai 1977 metais publikuoja knygą Postmodernistinės architektūros kalba. Ir ta knyga tapo tiesiog bestselleriu, vadinama postmodernizmo Biblija. Jenkso koncepcijoje kiekvienas architektūros objektas tampa tekstu, o tie architektūros vartotojai, mes visi žmonės, mes tampame tam tikros semiotinės grupės nariai, kurie skaitome tą tekstą. Ir jis išskiria pagrindinius architektūroje, postmodernistinės architektūros bruožus, kaip istorizmą. Būtent jis siekia perkelti kai kurios klasikos elementus, pavyzdžiui, kolonas, jeigu žiūrėt ten Graikijos statinius, kontekstualizmą, būtent bandymą susikalbėti, atkurti tekstą ir čia įtvirtinti tam tikras vietinės tradicijas, mitologiją, pasakojimus, tautosaką. Taip pat jis iškėlė postmodernios erdvės suvokimą, būtent kurioje yra tokia sudėtinga visuma, koliažai, eklektika, tam tikra visų daiktų. Ir taip pat metaforizmą, kad būtent mes galėtumėm kaip į metaforą žiūrėti į tam tikrus architektūros kūrinius. Ir būtent tą kūrybinį procesą susijęti su metafora, pavyzdžiui, žuvėdra pavadinam pastatą ir taip jau kažkokia atsiranda mūsų įvaizdžio ir kalbos komunikavimo su to pastatu tam tikras santykis. Pats Jenksas su žmona Magi, kuri turėjo Škotijoje didelį žemės sklypą, 12 hektarų, tai jie ten nutarė įkurti modernų parką, sodą. Tai yra, pavadino kosminę tokią viziją. Ir šitas parkas yra vienas prie labiausiai lankomų dabar. Jo žmona tiesa, ir jis jau aišku yra miręs ir jo žmona mirė nuo vėžio, tai jie iš to parko, kada lankytojai tam tikrą mokestį sumokėdavo, jie įkūrė tokią organizaciją, kuri remia vėžių sergančius žmonės. O parkas tai būtent įspūdingas. Čia įvairūs, kaip jisai sakė, kosminių spekulacijų parkas. Ir tą parką galima lankyti tik tai vieną kartą metuose. Ir visos ekskursijos jau iš anksto internetu užsisako ir ten įleidžia, kažkiek tai 100 000 žmonių. Ir vieną kartą popietę per metus, atrodo, gegužės pradžioje, 1 dieną gegužės. Ir labai daug ekskursijų lanko ir va čia jisai bandė parodyti, kaip komunikuoja architektūra, kas tai yra postmoderni architektūra. Ir būtent Jenksas ir pabrėžė, kad ta postmoderni architektūra, jinai sugeba komunikuoti su įvairios srities, įvairių klasių atstovais. Ir tai Jenksas apibūdino kaip tam tikrą dvilypį kodavimą, kaip jis pavadino. Būtent kūrinį galim perskaityti ir elitas, ir paprasta liaudis. Jenksas rašė, kad postmodernus statinys tuo pačiu metu bando prabilti į 2 gyventojų sluoksnius - į architektus, nedidelę suinteresuotą mažumą, kuriai rūpi specifinės architektūros problemos, ir į plačiąją visuomenę bei vietos gyventojus, kuriems yra svarbu, kad tai būtų patogu ir tradicinė statyba bei gyvensena. Tokiu būdu postmodernizmas suponuoja tokias naujas retorinės figūras, įvairius paradoksus, polisemantiką, dvilypį kodavimą, kaip minėjau. Ir tokiu simboliu naujos postmodernios architektūros Jenksui buvo katalonų architektas Antonijo Gaudi. Jenksas rašė:
Laikau Gaudį postmodernizmo bandomuoju akmeniu, modeliu, su kuriuo reikėtų lyginti bet kokius naujai statomus pastatus, siekiant išsiaiškinti, ar jie tikrai metaforiški, kontekstualūs ir turtingi tiksliai to žodžio prasme. Pastato skonis, kvapas ir lytėjimo tekstūra traukia pojūčius, o taip pat traukia reginti žmogų, jo regėjimą, jo mintis. Ir tokiame tobulame kūrinyje, kuriuos kūrė Gaudis, būtent ten viskas yra apibendrinima ir tai labai dera ir labai gerai veikia. Ir taip yra išsaugoma tradicija ir matome taip pat reikalavimus ateičiai Gaudį kūryboje. Na, iš tiesų, Antonijo Gaudžio kūryba tapo savotišku naujos architektūros įsikūnijimu. Ir jame taip pat toje Gaudžio požiūrį architektūrą buvo susipynusios ir rytų, ir vakarų kultūros tradicijos, taip pat senovė ir fantazija ir ateitis, tautinis identitetas ir kosmopolitizmas. Na, kas buvo Barselonoje, tai galėjo žavėtis Gaudžio tokiu intelektiniu gebėjimu tai padaryti. Filosofijoje, kaip matom, jau architektūroje apie postmodernizmą yra kalbama, bet filosofijoje tas terminas pasirodė gana vėlai. Ir tai yra susiję su filosofu, prancūzų filosofu Žanu François Loetardu. Būtent Loetardas 1979 metais paskelbė traktatą Postmodernus būvis. Ir į lietuvių kalbą ta knyga taip pat išversta 1993 metais. Tai ta knyga tapo viena iš žymiausių postmodernizmo knygų. Bet, kaip matot, jis rašo postmodernus būvis. Tai ne postmodernizmas, ne būdvardis, ne daiktavardis, bet jis apsprendžia tam tikrą žmogaus būvį. Kaip žmogus buvoja postmodernizme. Ta pačia savoka postmodernus būvis Loetardas analizavo atsižvelgdamas būtent į mokslo tam tikras 20 amžiui įvykusias naujoves, į technologijas ir pagal tai jis analizavo meną, atsižvelgdamas į technologinius pasiekimus. Ir jis atranda tam tikrą filosofinę refleksiją ir apibūdina postmodernizmo būvį kaip gryną filosofijos gryną refleksiją. Ir tai yra filosofinis postmodernizmas, kaip jis vadina, arba kaip jis sako, dvasios arba širdies būvis. Tokiu būdu Loetardas tampa filosofinio postmodernizmo teoretiku. Kitas labai žymus postmodernizmo mąstytojas buvo taip pat prancūzų filosofas Žilis Deliuzas. Jis visiškai naują kūrė filosofinę doktriną, jis buvo antiracionalistinės tradicijos mąstytojas ir taip pat jį veikė Nyčės filosofija. Jisai pats Deleuze yra siejamas su tokiais prancūzų mąstytojais kaip Mišelis Foucault, Žakas Derida, Žanas François Loetardas. Matome, tai yra 20 amžiaus filosofai ir būtent juos visus taip pat sieja Nyčės filosofija. Panašiai kaip Foucault mąstymas siejo su gyvenimo stiliais, Deliuzas mąstymas siejo su egzistavimo būdais. Ir jį domino tai, koks šiandien yra žmogus, kokios yra egzistencijos formos ir kaip įvyksta subjektyvizacija, kaip pats tas žmogus tampa subjektu. Egzistencinės problemos, aišku, yra susietos su vertybėmis, su psichologija, su galių teorijom, su politinė veikla. Tai tos visos temos ir domino Deliuzą. Jaunystėje jis patyrė traumą, kada 3 metais vyresnis brolis
žuvo, jis iš tikrųjų dalyvavo pasipriešiname, čia buvo karo metai prieš nacistus ir jį suėmė, vežė koncentracijos stovyklą, na ir ten jisai ir mirė. Tai tos netekties paveiktas, jisai atsiskyrė nuo šeimos, pasinėrė į filosofiją, studijavo Žano Polio Sartro darbus, tuo metu buvo išleista Sartro knyga Būtis ir niekas. Jisai taip pat studijavo Sorbonoje filosofiją, publikavo straipsnius, monografijas rašė. O 1968 metais Paryžiuje, kada vyko sujudimai, studentai labai susibūrė ir streikavo, tada buvo pakeistas prezidentas, vyriausybė atsistatydino ir tuo metu Deliozas susipažino su psichoterapeutu, su Feliksu Guattari. Ir ši pažintis tęsiasi visą gyvenimą. Ir labai įdomi ta pažintis buvo. Jie rašė bendrus darbus, tačiau gyveno visiškai skirtingose šalise, skirtingose dalise, viskas vyko susirašinėjant. Bet tai buvo, jie susitikdavo, aišku, laikas nuo laiko. Na ir jie taip pat nagrinėjo galios struktūras ir prie jų taip pat prisidėjo filosofas Mišelis Foucault, kuris taip pat domėjosi politiką ir domėjosi galios teorijomis. Jis buvo įkūręs tam tikrą grupę, kurie domėjosi apie kalėjimus, būtent kaip elgiamasi su žmonėmis, represijomis ir Deliozas parašo knygą 1986 metais apie Foucault, kurioje būtent ir atskleidžia tą visą Foucault mąstymą. Ir jis parodė, kad tam tikras formų ir galių santykis buvo svarbus tyrimo objektas Foucault ir tai atsispindėjo politikoje, estetikoje. Na ir jis įvedė tokį konceptą niekingo žmogaus savoką ir Deliozas pastebėjo, kad tai labai susišaukia su Nyčės paskutinio žmogaus samprata. Foucault parašė straipsnį Niekingų žmonių gyvenimas, kuris pasirodė 1977 metais ir turėjo labai didelę įtaką literatūrai, vizualiniams menams. Deleuze, analizuodamas Foucault tą visą sampratą, galias atskleidė, kaip tie galios aparatai ir subjektai būtent leidžia pajaustis ir kaip gali išnaudoti tą galią. Ir Deliozas kartu su Guattari, kaip jau sakiau, jie, kai susipažino, pradėjo bendrai rašyti, jie parašė knygas Anti-Odipas, kapitalizmas ir šizofrenija. 1000 plokštikalnių, kapitalizmas ir šizofrenija. Ir taip pat tyrinėjo taip vadinamas, kaip jie sakė, geismo mašinas. Ir kaip tos geismo mašinos yra susijusios su valstybės aparatu. Ir būtent pirmiausia, kaip jisai sakė, eina tie geismo asambliažojo, paskui jau eina toliau galios ir būtent jie įsteigia visuomet jau tos įvairius pajungia mechanizmus. Ir valstybės forma būtent ir buvo apibūdinama kaip universalus galios mechanizmas, kuris ir padeda užgrobti įvairias tam tikras žmonių grupės, žmonių susivienijimus ir taip toliau. Ir būtent tą mechanizmą jie pabandė pateikti kaip tam tikrą mašiną, kuri turi tam tikrą formą ir kaip mašina važiuoja, ten veikia visos dalis ir taip toliau, taip ir valstybė veikdama gali uzurpuoti labai daug dalykų. Ir jie taip pat kalbėjo apie karo mašiną, bet karo mašina turėjo galvoje ne tikrai įvykstantį karą, bet būtent tą efektą, kurį žmonės patiria, kaip yra kariaujama, kaip pats žmogus su savim, kaip su valstybe.
Ir ta valstybės forma ir ta karo mašina būtent ir apėmė jau tada visas žmogiškos veiklos sferas, apraizgo ir kaip žmogų išsilaisvinti, tai apie tos dalykus rašė, tyrinėjo Deliozas ir Guattaras. Ir valstybės forma būtent, kaip jie sakė, yra virtuali ir jinai gali aktualizuotis įvairiomis formomis, įvairiomis istorinėmis formomis. Ir būtent ta karo mašina, jinai siekia įveikti, sustabdyti, nuolatos užgrobti savo tikslams visas žmogiškas institucijas. Taip pat jie aptarė Deliozas su Guattaro būtent kaip tas valstybės aparatas su disciplinos institucijomis veikia į tam tikrą erdvę, tam tikrą nomadinę, kur galima keliauti tą erdvę. Ir nomadas būtent visada yra tam tikroji tapsmo būsenoj. Ir valstybė būtent siekia sustabdyti tą nomadinį judėjimą, sustabdyti tą erdvę ir apriboti. Todėl tautinės valstybės ir susiduria su pabėgėlių srautais, o tie kontrolės mechanizmai tampa jiems kaip represiniai aparatai. Ir Deliozas ir Guattari konstatavo, kad būtent šiuo metu yra judama link kontrolės visuomenės, kurių, reiškia, pagrindas dabartinių tų valstybių būtent yra kontroliuoti ir nepaprastai greitai komunikuoti, kontroliuojant įvairias įstaigas, įvairius judėjimus. Kas padeda kontroliuoti? Būtent skaitmeninė kontrolės kalba. Tokioje visuomenėje, kaip jie sako, svarbiausias dalykas yra kodas. Ir ta skaitmeninė kalba sudaryta iš kodų ir draudimų ir prie tam tikros informacijos draudimas prieiti. Ir analizuojant kalbos sampratą, būtent buvo pastebėta, kad kalbininkams kalba yra tam tikra sistema, o iš tikrųjų kalba yra tam tikra mąstymo logika, kaip teigia Foucault. Ir todėl mąstyti būtent galima, kada žmogus susiduria ne tik su daiktais, bet būtent pakyla iki tam tikro meta lygio, iki tam tikro apmąstymo to, kas pasakyta. Ir būtent čia atsiranda santykis tarp to, ką mes matom ir ko nematome. Ir ta nuolatinė kova visą laiką vyksta tarp kalbėjimo būdų ir taip atsiranda tas trečiasis, tas nematomas, ką mes matom, ko nematom, ir trečiasis, ką mes nujaučiam, trečiąjį asmenį, taip vadinama gramatikoje. Ir tokiu būdu Foucault pastebėjo ir pabrėžė, kad yra tam tikras anoniminis, beasmenis kalbėjimas. Ir va šiuo atveju jis ir sako, kad tada atsiranda tam tikras niekingas žmogus. Ir Foucault jį apibūdina kaip eilinį žmogų. Niekingas žmogus, jisai susiduria su gale, policija ar kitomis instancijomis ir tada jis yra verčiamas kalbėti. Ir tada jis tampa matomas, kada yra verčiamas kalbėti. Bet Foucault pabrėžia, kad tai atsitinka nebūtinai, kada yra verčiamas ar tam tikros institucijos verčia, bet kai žmogus pasiekia tam tikrą šlovę. Jis taip pat užvaldo gale ir jisai nori būti matomas ir tai yra, kaip sako Foucault, tam tikra niekingo žmogaus dalia tokia. Ir Deliozas pastebi, kad Foucault įvesdamas būtent tą niekingą žmogų kaip trečią asmenį, jisai analizuoja tam tikrus žinojimo ir galios mechanizmus. Ir būtent čia atsiskleidė tas subjektas, kaip jis sako, subjekto dimensija. Ir čia pagal tai galima tam tikrą procesą stebėti. Na, tie subjektyvūs procesai vyksta įvairiais būdais, individualiai, kolektyviai.
Ir kiekviena visuomenės tipui, kaip sako Deliozas, yra tam tikras mašininis atributas ir mes galim tą atitikmenį nustatyti. Tai gali būti, kaip jis sako, paprasta mašina, dinaminė mašina. Tai yra kibernetinės mašinos, kompiuteriai ir taip toliau, kurie valdo tą visuomenę. Ir komunikacijos universalumas, kaip sako Foucault, vis dėlto turi kelti žmonėms šiurpą. Nes mes susidurėm su tam tikra kontrolė, kuri tampa galingesnė ir labai yra sunku pasipriešinti kontroliai. Ir Deliozas sako, kad žmonėms tokiu būdu trūksta pasitikėjimo pasauliu. Ir žmonės tiesiog praranda pasaulį. Ir dėl to, sunku mums yra išvengti ir tikėti pasauliu, todėl pasidavimas tai kontroliai būtent ir yra praradimas to pasaulio. Todėl norint to išvengti, reikia, kaip jis sako, tam tikrų kūrybinių jėgų ir tautos. Tokiu būdu, analizuojant tos dalykus, atsiranda tam tikras kultūros požiūris, taip vadinamas kultūros posūkis į virtualią erdvę šiuolaikinių technologijų pagalba, ir tai atlieka tokią ugdymo funkciją. Būtent kartu yra padedama žmonėms suvokti, suprasti, ir iš kitos pusės taip pat padeda standartizuoti mentalitetą. Vienas jaunas filosofas, Levas Manovičius, jisai gimęs 1960 metais, šiuo metu yra profesorius Niujorko miesto universitete, kur yra edukacinis centras, bet šiaip jis yra gimęs Maskvoje, tačiau emigravęs. Jisai studijavo architektūrą, dailėtyrą, informatiką ir labai domisi interaktyviomis technologijomis. Yra parašęs nemažai knygų apie medijų poveikį. Ir būtent jisai teigia, kad neatsižvelgiant į tam tikras vertybinės visuomenės orientacijas, medijų kūrėjai gali sukelti tam tikrą negatyvų požiūrį, negatyvę veiklą, efektą ir transformuoti etinės normas. Todėl sureikšminti technologijas ir neįvertinti etinio, kultūrinio aspekto, tai gali tapti tiesiog medijų panaudojimas grėsmingų žmonėms. Jaunieji menininkai, kultūros veikėjai atsižvelgia į tas visas iškeltas filosofų, kultūros veikėjų pastabas, ir dabar šiuolaikiniai menininkai stengiasi taip pat savo menui suteikti tam tikrą kitą formą. Ir va čia mes matome jauną menininkę Becky Moon, gimusią 2003 metais Seule, bet jinai gyvena Vašingtone, jinai baigė universitetą, įgijo meno bakalauro laipsnį ir antrą filosofijos specialybės diplomą. Ir jinai teigia, kad filosofija būtent jai yra reikalinga, kad jin galėtų atsakyti į visus jai iškylančius klausimus, sureaguoti į aplinką ir tada kažkaip tai perteikti drobėje mene. Ir jinai sako, jeigu filosofai išdėsto savo straipsniuose, savo knygose, traktatuose, tai aš stengiuosi tai išdėstyti savo paveiksluose. Mun teigia, kad tikiu, kad filosofai filosofuodami atveria fenomeno tikrovę, kurios liudytojais jie tampa ir perteikia tai žodžiais. Ir kai aš piešiu tos žodžius paveikslo formoje, tai grąžinu tos žodžius į neverbalinę formą. Kaip matome, čia jos šiuolaikiniai darbai, apmąstant tas filosofinės idėjas, ir matome, kad tai yra
tikrai atsistojus prie tokio darbo reikėtų mums susimastyti ir pagalvoti, ką menininkė norėjo mums pasakyti. Čia matome, kaip jinai įsivaizduoja žmonės. Ir čia jos pačios autoportretas. Ir jinai teigia, kad nežiūrint, kad pasaulyje daug kas keičiasi, tai būtent jos tikslas yra pagauti tiesioginio vizualinio pojūčio esmę ir transformuojant tikrovę tai parodyti. Ir tam reikalingas suvokimas, todėl jai buvo būtinos filosofijos studijos, tačiau dabar tas suvokimas, kuris nušvinta, kaip stebuklingas ateina, tiesiog yra savaime suprantamas. Postmodernizmas paskatino įvairius meninius eksperimentus su naujomis medijomis, naujomis meno formomis, įskaitant ir konceptualų meną, ir performansą, ir instaliacinį meną. Ir naudojant šias formas, postmodernaus meno atstovai praplėtė suvokimą apie meną, meno apibrėžimą ir taip, kaip pradžioj minėjau, menui viskas tinka. Dabartiniu metu menininkai reaguoja į aplinką, į tai, kas vyksta pasaulyje. Ir šiemet rugsėjo mėnesį vyko tarptautinė Vilniaus tapybos trienalė, kurios pavadinimas buvo "Aš čia ne tam, kad mane toleruotumėt, aš čia tam, kad jūs dirginčiau". Ir trienalės tikslas būtent buvo atkreipti dėmesį į tai, kas šiandien vyksta, į gyvenimo skaudulius ir tyrinėti tai, kaip menininkai tai patiria ir perduoda visuomeniai. Čia matome iš trienalės menininko darbą. Na ir kaip mes jau pereitą kartą kalbėjom apie Šarūną Sauką, tai aš dar noriu dar kartą pasikartot, priminti, kad būtent Šarūnas Sauka yra susijęs su postmodernizmu, būtent jis yra linkęs į ekspresionizmą, siurrealizmą ir jo kūryboje pasibibliniai siužetai, kontekstai, sąmonė, pasąmonė. Ir menotyrininkė Raminta Jurėnaitė, būtent jinai teigia, kad jo fantazijos kyla iš senos simbolizmo tradicijos ir daug reikšmės yra teikta tam tikroms paslėptoms iracionalioms aistroms, eroso ir mirties baimei troškimams. Tačiau pas Sauką yra ne tik tamsios dramatiškos, bet ir tam tikros paslėptos emocijos su tam tikra ironija. Na ir jis nuolatos žaidžia, balansuoja tarp tų dalykų, todėl ką jis vaizduoja, kiti menotyrininkai, kurį tyrinėja, sako, kad tai yra spektaklis su pigia teatrališka rekvizitų butaforija. Tačiau čia yra nuomonė, galima ir giliau pamastyti, ką jis nori parodyti. Kaip matome, plintant tam tikram demoniškumui mene, vyksta tam tikras estetizavimas ir būtent tai yra susieta su malonumų siekimu. Ir renginių, kultūros sąlygos įvairios leidžia tai daryti. Ir žmogus vis labiau pasiduoda tam tikriem norams, pojūčiams, jutimams, malonumams. Ir malonumas arba geismas gali būti susietas ir su žmogaus tokiu prigimtiniu žvėriškumu. Ir estetizuota propaganda būtent ir yra paskleisti tą nesąmoningus troškimus arba tam tikrus įsisąmonintus norus. Ir efektyvi tokia estetizuota propaganda, tai jinai visuomet būtent yra persmelkta tam tikrais malonumo nuojauta, patrauklumais ir tie troškimai būtent užpildo tą vakuumą ir tai užima tam tikrą nišą.
būtent kurioje jaučiamas trūkumas, neužpildytų, neįgyvendintų norų, svajonių. Ir ta demoniška dvasia būtent yra suprantama kaip racionalios ir kūrybinės pasąmonės tam tikrą sferą, kuri supina tam tikrus iracionalius ir racionalius principus. Ir tai yra tam tikro proceso dalis. Ir tą mes galime matyti Saukos tose paveiksluose. Šiuolaikinė naujoji menininkų banga dažniausiai kaip savo sąmoningą pasirinkimą teigia kasdienybės ar bjaurasties estetiką. Jie jaučiasi galimybę svaigintis būtent savo fantazijoje nepasiekiamais tam tikrais dalykais, jie nepaiso ribų ir ekspresija jų yra susijusi su tam tikra akivaizdžia disharmonija. Bet tai yra pateikiama kaip tam tikra romantika. Kurdami naujybę, jie turi peržengti įprastas vaizdinių ribas, griauti tam tikrą nusistovėjusią tvarką ir turi įgyvendinti savo viziją, kad ją realizuotų. Tokiu būdu originalumas tampa analogiškas savivaliai. Ką noriu, tą darau, ką noriu, tą vaizduoju, tai yra nepaisant tam tikros bendros valios. Ir realybės, kurios jie nepriima, būtent tampa tam tikrų savojo aš refleksijoje ir tam tikroj įspūdžių virtinėje įtvirtinimu. Ir būtent, kad to nebūtų, menininkas tai gali daryti, neįgyvendinti būtent savo laisvą apsisprendimu. Čia aš noriu parodyti, kaip šiemet Venecijos bienalei, kuri vadinosi Užsieniečiai visur, buvo pateikta skulptūra Transmoteris. Čia matome tą menininkę, jin turi slapyvardį Pupi Pupi, šiaip jos Džadi Gonor Kurik Olivo. Pavardė, jinai gyvena New York'e, gimusi 89 metais. Ir jinai sako, kad gyvenimas kaip trans moters šioje visuomenėje yra protesto aktas. Čia yra skulptūra, čia turbūt nelabai matosi, bet ta skulptūra yra, čia aš jau, su tam tikrų vyriškų organų. Čia yra moteris iš viršaus ir čia jau vyras. Trans moteris, kaip jinai pavadino. Bet menininkė, jinai pavadino tai kūno politika ir jinai pristatė truputį anksčiau prieš bienalę savo naujuosius darbus Bazelyje, Bazelio gatvėje 22 metais birželio 14 dieną tą pačią skulptūrą. Ir pristato viešoje erdvėje. Ir menininkė teigia, kad trans moteris kasdien ištrinamos, žudomos, suimamos ir ištrinamos. Ir jinai, čia jo žodžiai, kai žiūrite į trans istoriją, matote tiek daug tuščių dėmių, kurias galima atkurti tik papasakojus istoriją. Šiame kontekste mano tolesnis egzistavimas yra revoliucinis. Ir aš turiu būti labai stipri pasaulyje. Man svarbu, kad ši skulptūra būtų viešoje erdvėje. Na ir čia dar pabaigai noriu parodyti irgi iš Venecijos bienalės menininkas Luis Fratimo, jis gina LGBT teises ir čia matome jo darbai, taip pat su kūno politika susiję. Taip pat šioje meno bienalėje buvo skirtas paviljonas seksualiniai prievartai. Ir Danijos paviljone buvo skirtos skulptūros, kad žmonės atkreiptų dėmesį, kad šiais laikais taip pat yra seksualinė prievarta ir kad
mes negalim užsimerkti ir galvoti, kad jos nėra. Tai matom, šiųmetinė meno bienalė būtent buvo skirta įvairioms mūsų visuomenę skaudinančioms reiškiniams, skauduliams ir buvo tikrai labai aktualios paliestos temos. Tai tiek aš norėjau šiandien papasakoti, gal dar kokių klausimų būtų. Taip, tema tokia sudėtinga, bet tai jinai egzistuoja, mes susidurėme, mes matome kasdien vykstančius tam tikrus procesus, girdime televizijoje, radijoje, matome, praeiname gatve. Visur egzistuoja tam tikri dalykai, kurie gali džiuginti, gali nedžiuginti, bet mes turime kažkaip tai išgyventi ir bandyti keisti tuos dalykus, kurie etiškai, morališkai nėra atitinkantis žmogaus standartus. Thank you.